Esu buvęs 13 metų dekanu ir žinau, kad prakeikiau tą minutę, kai tapau juo, nes negalvojau, kad Lietuva bus tokia neorganizuota valstybė. Visi tai turbūt nevyniokime vatą, labai paprastų dalykų. Ir reformos dabartinės formos šalininkai ir priešininkai tokios aukštojo mokslo, universitetų, kolegijų, institutų sistemos mūsų valstybė negali atlaikyti. Tai buvo įkurti universitetai, kurie turėjo būti geresni universitetai, tačiau geresni universitetai veikia ir prastesni liko. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai tokiu atveju, šiandien aiškiai galim pasakyti, kad jeigu reforma nevyksta, tai universitetinė sistema tampa tik socialinių problemų sprendimo, o tiksliau marinimo ar užglaistymo institucija. Kad iš jaunimo sprendžiu, visur jaunimui, net Lietuvoje, yra geriau tik ne universitetas. Šiandien net kartais keliama yra, ar turėsime universitetus, kurie pateks ten į pirmąjį 100 ar 10, ar turėsime, išauginsime Nobelio premijos laureatus, mes kelkim klausimą labai paprastai, ar Lietuvai reikia universitetinės mokslo sistemos. Jeigu jos reikia, tai reikia staigiai kažką daryti, nes to jau pat nieko nebereikės. Ir tokiu atveju visi išsivaikščios nebūtinai po vakarus, po Lietuvą. Kažkodėl visi mato tik studentai. Tai tokiu atveju mano bičiulis Radžvilas turėtų atsakyti, tai kas jį kur deleguos? Ar jis turi politinį užnugarį, ar jis turi politinį kontekstą, ir aš jo nematau. Nes Vytauto kompanija visą laiką veržėsi ir kartais ir labai gerų argumentų susako, tačiau nematau, kad bent artimiausioje ateityje jie taptų politinė figūra. O štai dabar kažkodėl jaučiu, kad konservatoriai susidėję su liberalais tos politinės jėgos ir valios turi. Ir tokiu atveju išeitis yra kokia? Manyčiau, kad tie išsilavinę žmonės, kurie yra šalia tos reformos, jauni naujos kartos, kad ir tas pats Mantas Adomėnas ar Gintaras Steponavičius, jie turės visuomenį užtikrinti, kad reforma vyktų su labai dėmesingu monitoringu. Iškėlė klausimą, kas Lietuvoje atrado sąžinę. Ir atrado Abraomas Kulvietis. Labai visiems netikėtai nuskambėjo, kad Gediminas turbūt neturėjo sąžinės, nes nebuvo tokios sąvokos. Tai štai noriu pasakyti, tokios humanitarinės diskusijos, aš manau ir viliuosi, yra mūsų mokslo turėtų būti prasmė ir ateitis. Nes be tokių klausimų, kurie svarstomi kažkada, kurie aktualūs dabarčiai, yra patys svarbiausi. Tai štai palinkėčiau visiems reformos šalininkams ir jų kritikams sąžinės. Ačiū. Ačiū, profesoriau.